Sveiki, čia Užkalnio žmonės ir charakteriai, laida apie jūs ir tuos kitus, mano šarlataninės, neprofesionalios, mėgėjiškos psichologijos laida, kurioje kalbamės apie psichologijos problemas ne iš klinikinio, o iš paprasto gyvenimo. Ir šiandien mes kalbamės apie žmonės, kurie mėgsta dėlioti kabutes. Tai yra visus žodžius, kurie yra naudojami netiesioginė, bet perkeltinė prasme, jie deda į kabutes. Pirmą tokį idiotišką atvejį pamačiau savo vaikystėje vadovėlyje, matematikos vadovėlyje, kur buvo parašyta, kad arklys pasiekia tam tikrą greitį, įsibėgėjęs per tam tikrą skaičių sekundžių. Ir žodis įsibėgėjęs buvo įdėtas į kabutes. Aš atsimenu, kad aš paklausiau mokytojos, kodėl įsibėgėjęs yra kabutėse, ir mokytoja pasakė, kad arklys negali įsibėgėti, kad įsibėgėja tik tai žmogus. Tada aš paklausiau, kaip tada reikia apie arklį sakyti. Mokytoja nežinojo. Aš paklausiau paskui tėvų, kodėl jeigu arklys gali bėgti, jisai negali įsibėgėti. Tai tėvas pasakė, kad šitą vadovėlį rašė bailys, kuris bijo pats savęs ir savo žodžių, ir iš esmės tai yra viskas, ką man reikėtų jums papasakoti, tik galbūt kiek aiškiau paaiškinti. Labai mažai kur, pavyzdžiui, kokioj angliškoj literatūroj, itališkoj, prancūziškoj, retai kada pamatysite, kad žodis būtų įkabutintas, jeigu jisai yra naudojamas perkeltine prasme. Žmonės žino, kad kiekvienas žodis turi daug prasmių ir žodis turi daug įvairių būdų jį vartoti įvairiuose kontekstuose. Ir todėl arklys gali bėgti, arklys gali skaityti aplinką, nors arklys nemoka skaityti, jisai nepažįsta raidžių, jisai neskaito ta prasme, kuri yra pirmoji prasmė žodyne, bet jisai gali skaityti aplinką. Tai yra, jisai gali tą aplinką matyti, gali ją įsivertinti. Žmonės dažnai tiesiog kabutėmis prisidenginėja nuo bet kurios dviprasmybės, kad jų neapkaltintų, kad jie neparašė teisingai, taisyklingai ir pagal visas taisyklės, kaip numatyta. Jie taip pat įkabutina ir ironiją, sakykime. Jeigu jie nori parašyti apie kažką, tai kas pasakė kvailystę arba davė vertingą patarimą, tai jie parašys, koks vertingas patarimas, ir žodį vertingas įdės į kabutes. Todėl, kad jeigu jisai nebūtų įdėtas į kabutes, tai reikėtų pasikliauti skaitančiojo ironiją, o čia yra jau per didelis pasikliovimas. Nes, kaip čia bus, jeigu pasikliaunantis tik tai savo ironiją, o ar tikrai jisai galės suprasti, ar 100% garantuota, kad jisai supras. Ne, negarantuota, gyvenime niekas negarantuota, gyvenime yra galimybės ir kai kada pavyksta, kai kada nepavyksta. Bet bailūs žmonės labai bijo tokio varianto, kad jiems gali nepavykti. Ir todėl, netgi jeigu jie bando naudoti ironiją, jie įdeda šį žodį į kabutes. Tai yra, kad paaiškintų, žiūrėkite, aš čia juokauju, žiūrėkite, aš čia kalbu nerimtai, žiūrėkite, čia žodį reikia suprasti netiesioginę prasme. Tai yra apgailėtini žmonės, tai yra žmonės, kurie gyvenime niekada nieko nepasiekia. Iš tikrųjų, niekada nieko nepasiekia, tai yra žmonės, kurie yra
labai atsargus, labai bailūs. Galima sakyti, kai kas pasakys, bet tokie žmonės pasiekia karjerą tokioje valstybiniai tarnyboje arba biurokratiniai tarnyboje. Ne. Net ir biurokratiniai tarnyboje, net ir valstybės tarnyboje, kur šiaip jau nėra skirta patiems drąsiausiems ir patiems labiausiai rizikuoti mėgstantiems asmenims. Bet net ir tenai rezultatus pasiekia visgi tie, kas šiek tiek daugiau rizikuoja už kitus. Tie, kas pasinaudoja galimybėmis. Taip, jie gali būti labai atsargus, jie gali būti labai išsiskaičiuojantis, bet tu turi vis tiek kažkuo tai pasitikėti ir tu turi pasitikėti savim. Ir tu turi daryti kai kokius rizikingus žingsnius, kad tau galų gale pasisektų. Taip yra ir niekur nuo to nesidėsi. O žmonės, kurie deda kabutes, jie nieko niekada nelaimi. Aišku, čia galima plėstis, kad daugelis žmonių, kurie deda kabutes, čia ypatingai, kai mes kalbame apie sovietinės senės, tas čiūčelas ir čiučiundros, flomasterių nupaišytais antakiais, tai jos net kabučių uždėti nesugeba, jos ten deda 2 kablelius žodžio pradžioje ir 2 kablelius žodžio gale, ir tai ten jos susimala su tarpais ir su viskuo, nes jos ten klaviatūroje nesugeba surasti, kur tos kabutės yra, ir rašo tokiais pirmykščiais būdais, bet čia tiek to. Dar yra žmonių, kuriems labai svarbu yra, kad kabutės būtų lietuviškos. Kad atidaromosios kabutės būtų viršuje, o uždaromosios būtų apačioje, ten, kad nebūtų tik tai kableliai, kad ten būtų 6 ir 9, ar 9 ir 6. Ne, 6 viršuje, 9 apačioje, ir žmonės sako, kad čia yra svarbu, nes čia yra taip Lietuvoje priimta. Čia yra absoliuti bibienė ir nesąmonė, todėl kad normalios angliškos, amerikietiškos kabutės, jos neturi visiškai jokių trūkumų palyginti su lietuviškom kabutėm. Tai yra, lietuviškos kabutės neprideda tekstui absoliučiai jokios vertės. Tai yra konvencija, tai yra maždaug panašaus lygio, atsiprašau, čiaudau, todėl kad mašinoj veikia oro kondicionierius arba kondiškė, laukia karšta ir pagaliau prasideda vasara, 23 laipsnius rodo automobilio termometras. Tai va, yra tokia, kalbant apie kabutes, jo lietuviškas, kas jas deda? Jas deda tie žmonės, kurie nesugeba suvokti taisyklių, nesugeba atskirti taisyklių tų, kurios turi prasmę, ir tų, kurios neturi prasmės, nesuvokia skirtumo tarp taisyklių, kurios yra prasminga socialinė konvencija, kaip pavyzdžiui saugaus eismo taisyklės. Saugus eismas kelyje, posūkio rodymas, saugus stabdymas ir kiti panašūs dalykai. Čia taisyklės yra prasmingos, todėl kad jos veikia ne tik jūs, bet ir kitus eismo dalyvius. Ir jeigu visi laikosi taisyklių, tai nelaimingų atsitikimų yra žymiai mažiau. Tai yra, padeda saugiai keliauti ir jums, ir kitiems. Tai yra prasmingas dalykas. Tai yra dalykas, kuris turi prasmę ir turi naudą. Lietuviškos kabutės, palyginti su tarptautinėmis kabutėmis, neturi jokios prasmės ir neturi jokios naudos. Jos nieko neatima iš mūsų, išskyrus, kad jos apsunkina šiek tiek taipinimu, spausdinimu. Tai ta prasme tai atima.
Todėl, kad aš rašau be lietuviškų kabučių ir jeigu kam nors nepatinka lietuviškos kabutės, nepatinka nelietuviškos kabutės lietuviškame tekste, tai jie gali nueiti ir išsitaisyti. Jeigu jiems tai prideda vertės. Čia truputėlį panašiai kaip rašymas dolerio ženklo, euro ženklo, svaro sterlingo ženklo prieš skaičių ar po skaičių. Žinau, kad lietuviai rašo po skaičiaus ir tai atrodo iš tikrųjų atsilikusiai, tai atrodo afrikietiškai, tai atrodo truputėlį panašu į kokios Pietų Amerikos diktatūros būdą rašyti. Tai atrodo taip pat idiotiškai kaip ispanų kalboje, kur yra klausiamasis sakinys, tai jisai prasideda apverstų klaustuku ir pabaigoje yra normalus klaustukas. Ar iš to yra kažkokia tai nauda? Ne, iš to nėra jokios naudos. Tai neprideda nei gėrio, nei grožio, nei nieko kito ispanų literatūrai ar ispanų raštui. Tai yra kvaila, atsilikusi senoviška taisyklė, kuri tiesiog yra ir žmonės yra per tingus, kad savęs paklausti, o ar iš to yra kokia nors nauda. Kai kas pasakys, kalbėdami apie kabutes, du dalykus. Pirmiausia, apie tą perkeltinės prasmės naudojimą kabučių, kai yra kažkas tai paminėta perkeltinė prasme. Maždaug koks tau skirtumas, kodėl tu parinės apie tai, taigi tik tai kabutės, taigi tik tai kalba. Tegu kaip kas nori, taip tas ir rašo. Visiškai jo, kas kaip nori, tas taip ir rašo, bet matot, žodžiai ir kalba yra mano profesija, aš šituo užsiimu ir iš to, kaip žmogus rašo, ką žmogus sako, kaip žmogus reiškia savo mintis, ant kiek jisai yra sklandus, kiek jisai yra rišlus, kiek jisai gerai dėsto savo mintis, pagal tai galima nuspręsti, ar apsimoka jo klausyti. Pagal tai galima nuspręsti, ar jums reikia gaišti laiką tam, kad į jį kreiptume dėmesį. Nes, kaip jau esu sakęs, jeigu žmogus nemoka rišliai ir sklandžiai kalbėti, tai neizoliuotas dalykas, o tai reiškia, kad jisai neturi sklandžių, rišlių minčių. Jisai greičiausiai nelabai turi ką pasakyti. Jo galvelėje mintis nėra labai susidėjusios. Čia panašiai kaip kalbant apie sovietinės senes, kurios man gali aiškinti apie tai, kad jos geriau žinančios apie sovietinės buities istoriją ir kaip žmonės tada gyveno ir kiek ko turėjo, kokiuose namuose gyveno, kokį maistą valgė. Pirmiausia, tos bobos rašo su 5 klaidom kiekvienam sakinyje. Gerai, jeigu ne su 15 klaidų vienam sakinyje arba ne su 50. Antra, jos neprisimena jokių datų, jos neprisimena pavardžių, jos neprisimena jokių detalių. Jos žino tik tai kažkokius tai ištrauktus iš konteksto epizodus arba pavadinimus arba vardus. Ir jos nori mane pamokyti apie tai, kaip buvo istorijai, kaip buvo praeities laikais, kaip buvo tais aptariamais sovietiniais laikais, kaip kas kada ką turėjo, kaip buvo represuojami, kaip buvo skatinami, ką valgė, kur gyveno, kaip rengėsi ir kaip jautėsi. Nepradėkit tik tai. Jeigu jūs nieko nesuvokėt apie tuos laikus, jūs nesugebat nieko sklandaus pasakyti, jūs nesugebat, taško gale sakinio padėti, jūs nemokat kablelio padėti, jūs nežinot, kur tarpas eina, kad tarpas eina po kablelio, o ne prieš jį. Jūs nieko neturite, jokio suvokimo ir jūs man kažką tai čiučelos aiškina. Ta prasme, apie ką mes čia šnekam. Tai yra žmonės, kurie nemoka užsisekti klyno ir myža savo ant batų tūlikė. Jie ateis ir jūs mokys etiketo. Pasakys, aš jūs dabar pamokysiu, gražaus elgesio.
Tai yra žmonės, kurie ateina mus mokyti kultūros, ateina mus mokyti teisingo galvojimo, teisingo mąstymo, ne tik gerų manierų, visko šito. Jie supranti, jie mums paaiškins, kaip reikia, nes jie geriau žino. Mes vyresni, mes geriau žinom. Apie tai yra pasakęs toksai komikas Doug Stanhope, kai jisai turėjo vieną stand-upo rutiną apie senus žmonės, kurie visą laiką užima tokią dvigubų standartų poziciją. Jie visą laiką nori, kad jų klausytųsi, nes jie išmintingi, nes jie, tu manęs klausyk, aš esu vyresnis, kai vyresnis, tai aš tau pasakysiu. Pochui, koks tu vyresnis ar jaunesnis, svarbu, kad tu esi durnesnis. Jeigu tu toks protingas ir toks išmintingas, tai kodėl tave rūrina kaip švedų turistė Turkijos pliaže, supranti, kas papuolė visi telefoniniai sukčiai ir visas najabalavas tau taiko. Tai mus apgavo, nes mes senukai. Tai, blet, aš galvojau, kad jūs esat protingi, nes jūs senukai. Aš galvojau, kad jūs esat išmintingi, kad jūs atskirat gerą nuo blogo, melą nuo tiesos ir kitus dalykus. Tai huliai jūs taip apipisinėja visi, jeigu jūs tokie protingi. Kur jūsų, blet, protas, kai suskamba telefonas? Ir jeigu jūs taip mylit tą savo sovietinę praeitį, kokio chujaus jūs apie ją nieko neprisimenat? Kaip taip gali būti, kad jūs ją labai mylit, bet jūs nichuja apie ją neprisimenat? Jūs nieko apie ją negalit pasakyti, jūs tik tai kažkokius tai kliedesius aplink save skleidžiate. Kokie įrodymai tos jūsų išminties? Kai gyvenau Afrikoje, buvo ten Ganoj, buvo trakai visokios ir automobiliai, daugiausia surūdyję, ten tokie prarūdyję iki lubų, maždaug apsilupę, baisus, bet jie labai mėgo, reiškia, rašyti ant savęs, ant savo tų trakų ir visų kitų transporto, savo jobano, jie rašydavo citatas iš Biblijos. Ten maždaug, ką ten Jėzus pasakytų, arba ką nors ten palaiminti, blet, dvasingiai vargdieniai, reiškia, ir panašiai. Ten jie prasmės to nežino, sėdi, reiškia, ten tose Bible studies, nieko nesupranta vis tiek ir toliau mokosi, bet jaučiasi labiau dievoti nuo to. Tai ant vieno, reiškia, mašina surūdyjus, kaip 3 pizdos yra, ir parašyta Jesus is my provider. Jėzus mane viskuo aprūpina. Tipo mano tiekėjas, bet reikėtų sakyti, Jėzus mane viskuo aprūpina. Blet, niekam tu nesakyk, kad Jėzus tavo yra provideris, todėl kad jisai akivaizdžiai feilina savo darbę, jisai nieko tavęs neprovidina. Tu važinėjai sulūžusiu, sugriuvusiu transportu, tavo gyvenimas yra mėšlas, tu visą laiką tingi, pas tave viskas surūdyja ir sugriuvę, keliai yra duobėti ir tu pats nieko iš savęs neturi ką parodyti. Tai ko tu giriesi, kad tavim Jėzus rūpinasi? Jėzus apparently tavim nichuja nesirūpina tavim visai ir Jėzui turėtų būti gėda. Tai tu niekam nesakyk, nusitrink šitą šūdą nuo savo mašinos. Tai va, kaip mes gražiai nuėjom nuo automobilio prie tokių subtilesnių, dvasingesnių religinių dalykučių, reiškia, kad galėtumėm juos su jumis turiningai aptarti. Va, ir todėl tas kabučių dėliojimas jisai yra žiauriai indikatyvus. Jisai yra ne vienintelis požymis, kur žmogus turi tam tikrų asmenybės defektų ir asmenybės sutrikimų. Kitus dalykus, kuriuos galima nesunkiai paminėti, kuriuos galima būtų atkreipti dėmesį, tai būtų štai tokie. Reiškia, žmonės, kurie labai mėgsta smailikus naudoti. Smailikų, šipsniukų, geltonų veidelių ir panašios chujatos naudojimas rašte liudija apie 2 dalykus.
apie tai, kad jūs nemokat reikšti savo emocijų ir nemokate tinkamai rašyti, kad jums reikia visokių vaflinių priedų, reiškia pridėti, kad jums parodyti, kada jums liūdna, o kada jūs juokėtės, o kada jūs ten trypėte, netrivojate ir taip toliau. Tai šitie dalykai jums padeda, todėl kad jūs nemokate raidėm ir žodžiais, išreikšti savo emocijų. Čia jums, reiškia, į pagalbą paveiksliukai, kaip tiems vaikučiams, kurie dar neišmoko rašyti. Tai yra, iš esmės, tai yra piktogramos. Ir jeigu jūs žiūrėsite į save kaip į evoliucijos pasekmę, tai galite drąsiai pasakyti, kad evoliucija jūs aplenkė, kad jūs atsiridenote atgal į kitų žmonių, kurie paveiksliukais reiškia savo mintis, kurie negalėjo, jiems nebūdingas yra abstraktus mąstymas ir jų kalbos dovana yra labai labai ribota. Ir be abejo tada yra du dalykai. Tai yra šauktukai ir tai yra daugtaškiai. Aš daugtaškių nenaudoju niekada savo rašte ir neleidžiu niekam redaktoriams taisyti ir dėti daugtaškius. Daugtaškių mano tekste neturi būti, todėl kad daugtaškis yra silpno, bobiško, sentimentalaus, apgailėtino rašymo požymis. Tai kai žmogus nori pasakyti, kad jam šiek tiek liūdna, šiek tiek melancholiška, kad mintis gena mintį, banga gena bangą ir kad jisai čia daug nori pasakyti, bet pasakys ne viską, pasakys tik kai ką, o kiti dalykai liks nepasakyti. Jaučiat iš karto, lietuviškas jobanas teatras ir lietuviškas poezijos pavasaris. Iš karto pasmirdo šitais dviem dalykais. Tai yra, kai reikia kažkokio tai tokio mistikos, bet tokios pigios, tokios Salomėjos Nėries tipo, sentimentalumo, seilių, tokių, tai tada žmogus deda daugtaškį. Ir šauktukus niekas gerai rašantis nemėgsta, nededa šauktukų. Aš šauktukus naudoju tada, kai aš Facebook'e einu pasišaipyti iš kokių nors grupių, kur ten tuos paveiksliukus su našlaičiais ir tortais deda. Tai aš ten tada į savo komentarus pridedu kuo daugiau šauktukų, nes juos labai veikia. Bet šiaip šauktukai yra nelabai gero rašytojo požymis. Jūs galite pasakyti, kad, pavyzdžiui, koks Donaldas Trumpas labai mėgsta šauktukus. Taip, iš tikrųjų, jisai labai juos mėgsta. Ir Donaldas Trumpas nėra labai geras rašytojas. Tiksliau, jisai yra geras marketinginių tekstų rašytojas tai auditorijai, kuri už jį balsuoja, kuri yra labai didelė. Ir jo rinkėjai puikiausiai į tai reaguoja. Jisai yra televizijos žmogus ir jisai atitinkamų būdų, rašydamas savo ten X tweetus visus, jisai bando juos padaryti iš jų padaryti televizinį skriptą. Bet šiaip, jeigu būtų kokia, kurią parašytų Donaldas Trumpas, nu ten, grožinė arba dar kažkokia, tai nebūtų knyga, kuri už jį rašė kiti autoriai, nes aišku, jisai suvokia, kad jo literatūrinės galimybės ribotos, todėl The Art of the Deal knyga yra ne jo rašyta, bet sako, jinai tokia gera, kad net ir pats Donaldas Trumpas nori ją paskaityti kada nors. Jeigu jisai parašytų grožinę literatūrą to savo tweetų stiliumi, tai jinai tikrai nebūtų malonus skaitymas. Bet maža kokie stiliai būna ir aš kalbu čia apie gerą skonį. Donaldas Trumpas ne vienintelis, ta prasme, yra dar labiau nepakeliamų knygų, kurias iš tikrųjų skauda skaityti. Vieną iš jų aš galiu paminėti, tai yra Prince Harry,
Tai yra The Spare, kuri lietuviškai išversta atsarginis. Aš ją drąsiai skaityčiau lietuviškam vertime, todėl kad hujeviau negu originale, tai nieko neperskaityt. Ta prasme, lietuviškas yra tokių knygų, kurias vertimas gali tik tai, blėt, pataisyti. Todėl kad knyga parašyta taip klaikiai, jinai parašyta tokiu verkiančiu, tokiu apsiseiliojusiu, tokiu apgailėtinu, tokiu savęs gailinčiu stiliumi, kad labai skaudžiai primena jo velionę motiną, princesę Dianą, kuri buvo ne tik kvaila, dramatiška, absoliučiai negabi ir niekam netikusi moteriškė, bet labai nelaiminga, bet būti nelaimingam tai nėra nei darbas, nei profesija. Va, tai paskaitykit tą knygą, ten yra baisiau negu Donaldo Trumpo tweetai. Palyginti kokią Algirdo Brazausko knygą ir tada dirbome Lietuvai, ir tuomet dirbome Lietuvai, kurią, man atrodo, jisai parašė 2007 ar 2008 metais. Tai Jėzau, tai čia didelis pasisekimas yra Brazausko. Aišku, Brazauskas irgi ne pats rašė ir ten pripizdėlino, bet užtat kaip įdomiai pripizdėlino. Čia kaip tų sovietinių senių, kai kurie parašymai, tai ten tiesiog pacituoji, įdedi screenshot arba įdedi tekstą ir laikai eina šimtais, todėl kad ten tos iškvaišusios senės, tai jos sugeba taip vaizdžiai parašyti, ta prasme, jų kliedesiai yra taip gražiai išdėlioti, taip suriktavoti jau ten švariai ir nuosekliai, kad tiesiog gražu būna, eina sau, žinok. Tai va, tai tokie dalykai apie kabutes, apie šauktukus ir apie daugtaškius. Venkite kabučių, į kabutes iš viso galima, kabutės reikalingos vieninteliam dalykui, kai reikia pacituoti kažką, kai reikia įdėti citatą ir tada būna aišku, kur yra citata, kur yra autorinis tekstas ir tai labai supaprastina gyvenimą ir tai labai supaprastina dalykus. Kelias čia irgi išmaltas, jūs prisimenat, kaip aš reaguoju į išmaltus kelius, bet čia yra nors, čia nėra joks pažintinis takas, hujakas ar dar kas nors. Čia tiesiog yra kelias, kuris atveda į mišką ir toliau ten varo per duobes prie Neries, ten visokie žvejai važinėja, galėtų pavaikščioti daugiau, tai daugiau sveikatos turėtų, tie visi žvejukai. O mes su šuniuku atvažiavom, čia žiūrim, ar yra žmonių, ne, žmonių atrodo nėra, tai šuniuką paleisiu, o jeigu ten bus kokių vaikų, tai ir jisai juos užpjudys, tai ką darysi, tai reikia vaikučius pririštus vedžioti, saugoti. Va, negražus bajeris, bet mano stilius. Gerai, ne, šuniukas šitas nėra nuskriaudęs jokių vaikų ir apskritai jisai yra labai geras. O jums aš dėkoju, kad klausėtės, dėkoju, kad remiate ir iki kitų kartų.